Laima Juzikėnaitė Šmonaitienė gimė 1936 metais Jurbarke. Baigė Kauno medicinos mokyklą, įgijo felčerės specialybę. Dirbo Jurbarke greitosios pagalbos skyriuje. Jau mokyklos laikais ji išsiskyrė iš bendraamžių meniniais gabumais. Labai gražiai piešė. Vėliau meilė tapybai padėjo pelnyti Respublikoje garsios tautodailininkės vardą. Tapo respublikinių tautodailės parodų dalyvė, prizininkė, laureatė. Rengė autorines parodas. Šalia dailės Laima nuo mokyklos laikų dalyvavo ir mėgėjiškoje teatro veikloje. Vaidino mokyklos teatro būrelyje, vėliau pati organizavo ligoninės dramos būrelio vaidinimus, o po kiek laiko buvo pakviesta į Jurbarko liaudies teatrą. Iš kur atsirado tie jūsų talentai? Kas buvo jūsų tėvai? Tėtukas buvo stalius, kardininkas. Imdavo į rankas, tą padarydavo. Mamutė namų šeimininkė buvo. O tai kas buvo jūsų dailės mokytojas? Mokytojas, tai daug visokių buvo, bet buvo Kriaučiūnas. Tai jau Kriaučiūnas kaip pamoka, tai ateidavo, atsisėsdavo į mano suolą ir mudu tapydavom. O ar piešėt visą laiką? Gal kada nors piešdavot mažiau, ar visada norėjosi tą teptuką į rankas paimti? Aš visą laiką tepliojau, visą laiką. Tai gal mažiau, kada buvo vaikai maži, tai gal mažiau jau. Bet aš visą laiką. Tai juokės, sako, kai aš dirbau greitoji, ligonis reikia į Kauną vežti. Tai kauniečiai sakė, sako, Jurbarkas tai vis trupiniukais viskas. Nes ten žvyras, vienu žodžiu, kad mes matyt iš žemės gaunam tą jėgą. Man patinka ir guašu taškuot, vien tik tai juodu. Tai aš knygas iliustravau, tai ir taškavau. O kiek knygų esate iliustravusi? 15 išleistų, o 16 atidaviau Kriščiūnui, pasakų knygą, bet dar neišleidau. Myliu Lietuvos. Jūs iš Kauno? Iš Kauno. Visi iš Kauno. Aš kenas. Teatras. Man dar aš irgi turbūt į mokyklą nejau, tai aš jau ten kalėdom vaikus kiemos organizuodavau, spektakliukus pati rašydavau, scenarijų, režisuodavau ir vaidindavau. Mokykloje irgi vaidindavau. Paskui ligoninėje teatrą įkūriau ir režisavau, ir vaidinau. Žodžiu, daug ką. O kas smagiau, režisuoti ar vaidinti? Ir tą. Tik tai kaip ligoninė, tai kai režisuodavau, tai Piliutis vaidino, Aurelija gydytoja, paskiau Gražina Grinienė, Tautilienė, žodžiu, medikai. Ten labai įdomu būdavo. Repeticijoje, jeigu aš pastatysiu dekoracijas taip, tai Piliutis ateis patraukti 5 centimetrus. Bet vienu žodžiu pešdavomės. Nueidavau kviesti į repeticiją, pasislėpdavau, Piliutis į spintą įlindo. Nėra, sakau, paklausiau Bružo, ar Piliutis kabinete. Aha, kabinete. Įeinu tuščia. Išeinu, sakau, taigi nėra jo Piliučio.
išlenda iš kabineto. Mane skandinti Nemuną tempė. Nu, ten buvo gyvenimas labai įdomus. O jūs, kai vaidindavot, ar klausydavo savo režisierių? Aš sutikdavau režisieriai. Per daug mane nemūčino. Tai man nereikėjo ginčytis. Aš gaunu vaidmenį, tai aš pirmiausia pagalvoju, ką nori pasakyti tuo vaidmeniu, kaip apsirengt. Vien žodžiu, aš jau pasidarau pati, kaip turi tas personažas atrodyti. Bet neprieštarauju, kai neprieštarauju, tai aš savaliauju. Nes man įdomu, aš sakau, aš jau tik gaunu vaidmenį, aš turiu perskaityti ir galvoju, nu, ką jis pasakyti nori tas personažas. Įdomu, nu, kur įdomu. Visi kalbėjo, o aš nemoku kalbėti, aš moku tik tai piešti. Tai žiūrėkit, ką aš moku.